Tai ką, sveiki, radė. Pakalbėsim toliau apie chladinį šaktį, apie meilės energiją. Ir kodėl jinai yra tie nematomi siūlai, tie nematomi ramščiai, kurie laiko visatą harmonijai. Ir kaip iš šitos energijos skleidžiasi visos kitos energijos. Tai pirmiausia, jeigu žmogus gauna nors truputėlį meilės energijos, chladinį šaktį, iš šventųjų, aš vėlgi sakau, tai nėra pasaulietinė meilės energija iš prisirišimo. Savo vaikui, savo vyrui, žmonai, ar ten kokiam šuniukui, ar žiurkėnui, ar papūgai, ar kokiam pacientui. Taigi, meilės energija ateina, tai pas tai nėra skirtumo. Tavo vaikas, tavo vyras, mano vyras. Nėra ten mano, tavo, šitie eina lauk. Taip ta veikia energija. Ir mes kalbėjom praeitam įrašę apie vienybę. Kad jeigu iš tikrųjų būtų siekiama meilės religijose ir medituotų stipriai žmonės į chladinį šaktį, nebūtų susiskaldimų. Būtų vienybė, draugystė ir tarp tikinčiųjų, ir tarp dvasinių lyderių ir taip toliau. Tai kitas dalykas yra, kad medituojant, praktikuojant, ateina ta vienybė ne tik su kitais tikinčiaisiais, bet ir aplamai su visom gyvom būtybėm. Vienybė. Tu, kai šita energija nors truputėlį įeina į širdį, žmogus iškart pradeda jaust, kad praktikuotojas, kad kitos gyvos būtybės yra taipogi kūrėjo dalelės. Arba jeigu nėra sampratos kūrėjo toj religijai, tai yra vis tiek gyvos būtybės su savo jausmais. Ir kad visas gyvas būtybės, kaip ir mes šnekėjom, kad aš vieną savo tokių realizaciją dalinausi, kad visos tokiais siūleliais, sidabriniais tarsi sujungto, žinai. Visos gyvos būtybės jos yra kaip viena šeima. Ir tu negali skaidyti, žinai, va čia gyvūnas, tai gyvūną skriausiu, o čia žmogus, tai žmogaus skriaus negaliu, o gyvūną valgyti galiu. O gyvūną valgyti galiu. Bet dabar valgyti gyvūną galiu tik tą, su kurio lovai nemiegu. Kadangi su savo šuniuku ir kačiuku miegu lovai, tai aš jo negaliu skersti. Bet su karve aš lovai nemiegu ir su jaučiu. Tai vat juos galiu skersti. Žuvytės, kurias laikau akvariume, valgyti negalima. Bet jeigu jos neplaukia mano akvariume ir jeigu jos neteikia man malonumo, aš jas galiu valgyti. Galiu su kabliu pradurti tai žuviai, kuri irgi turi jausmus, kuri irgi turi norus, kuri irgi turi mąstymą, tai yra požymis, kad jinai yra gyva būtybė. Jin turi jausmus, jin turi norus, jin turi mąstymą. Šiai galiu išplėšti burną, išplėšti vidurius. Jeigu jinai praryja tą kabliuką į vidurius, jūs duokit, plėšti vidurius. O tau kažkas tavo vaikui plėštų vidurius. Tai tu būtum pasiruošęs nudobti tą žmogų tą pačią sekundę. Tu visą gyvenimą nepamirštum, tau būtų trauma psichologinė. Bet kad tu paimi kitos gyvos būtybės vaiką, kad ir tą pačią žuvį, ir tu plėši jai vidurius, plėši, be jokios nuskausminamųjų, be nieko, ir trauki iš vandens, iš jos namų, iš jos pasaulio, kuriame praeina jos vaikystė, jaunystė, senatvė. Jeigu jinai dagyvena, tu trauki iš jos pasaulio ir ją nužudai ir suvalgai. Tai, jeigu tau ateina tą chladinį šaktį vidų, tu niekada šito nedarysi. Tau ateis suvokimas, kad šitaip negalima. Šitaip negalima.
Nes kada vartosi žuvis, kuriai trūksta oro, jinai iš tikrųjų randasi baisiam skausme. Ir jeigu tu būsi jautrus, empatiškas, vėlgi paveiktas chladini šakti, tu būsi jautrus ir empatiškas, tu jausi begalinį skausmą tos gyvos būtybės. Gali būti, kad jinai tuo metu mąstys apie savo vaikus. Arba apie savo, sakyt, brolius, seseris, su kuriais plaukėja, ar bendražygius. Jeigu tu negirdi skausmo to žuvies, o ką jau kalbėti apie karvės, kiaulės, kurios žviegia ir jos skleidžia tokį garsą, kokį kūrėjas sukūrė palei tą kūną. Jeigu tu negirdi, reiškia tavo širdis yra kaip akmuo. Vis dar. Niekas neįsižeiskit. Aš video nedarau dėl pasekėjų skaičiaus. Kam nepatinka, galit nežiūrėti. Bet tiesa yra tokia. Jeigu tau tą energiją chladinį šaktį nužengia, nors truputėlį į širdį, tu negalėsi pakęsti kitos gyvos būtybės kankinimus. Tai bus neįmanoma, tau draskis širdį. Tai gerai, žuvis padėkim iš šoną, taip, jau čia reikia turėti dar didesnį jautrumą, bet pavyzdžiui, karvieną, jautieną ar kiaulę ten skerst. Bet jeigu kiaulė su tavim guli, tavo lovoje yra žmonių, kurie kiaulės laiko, paršiukus visokius, tai aišku, jie yra neskerdžiami, nes jie teikia malonumą. Bet jeigu jau malonumo neteikia, galima skersti. Ir kai žmogui, žinai, kriterijus, ką jie renkasi žudyti ir ką renkasi nežudyti, yra skonis, yra malonumas. Jeigu ta gyvauka ten karvė tave patenkins, nepatenkins, plus mėsa skani. Visą gyvenimą tau jinai tarnavo, davė pieną. Tu tą pieną paimdavai nuo jos vaiko. Bet dar tau to negana, ją reikia dar nukirst galvą, žinai. Ir vaikui dar reikia. Tai dabar įsivaizduokit, kokia dabar bus dvasinė praktika, man paaiškinkit. Tu ateini ir ateini pas šeimą, išskerdi šeimos vaikus. Ir po to tu meldiesi ir tu po to nori draugauti su to šeimos tėvu ir mama. Nu tai čia yra tas pats. Tu ateini, kūrėjo vaikus išskerdi ir tu meldiesi, kad tas kūrėjas tau padėtų, kai tu realiai jo vaikus paskerdi. Tas sako, žmonės sako, mes sako, tai patys neskerdžiam. Bet vedose sakoma, jeigu tu valgai, tu skatini skerdimą, tu dalyvauji tame. Tai kas nori dvasiškai rimtai pažengti ir gauti tos chladinį šaktį energijos, jis pirmiausia turi nustoti skriaust gyvas būtybės. Tai dabar klausimas, ką valgyt? Vedos sako, nevalgyt negali. Tai valgyk tokias būtybės, vis tiek tu valgysi būtybės, kurios praktiškai nejunta skausmo. Medžių vaisiai, daržovės ir taip toliau. Jie truputėlį jaučia skausmą, bet ne tiek kiek gyvūnai, nes jų sąmonė yra prislopinta. Augalų sąmonė yra prislopinta. Tu pjauni medžio šaką, jis truputėlį labai čiučiut jaučia, bet ne taip kaip gyvūnai ranką pjautų. Plius tu medžio nenugalabi, tu pasiemi kriaušės, obuolius, bananus, ananasus, mango, vyšnės, dar kažką, medis lieka gyvas. Taip, tu pasiemi jų vaisius, ar tu pasiemi uogas. Taip, daržovės tu pasiemi, bet ten yra labai prislopinta sąmonė. Ir vedose pateikiama yra informacija, kad jeigu tu valgai daržovės, vaisius, tu minimaliai suteiki skausmo būtybėm, bet jeigu tu neaukoji to maisto, tau ateina reakcija už tai, kad tu nužudai, nes tai irgi gyvos būtybės. Reikia dar aukot,
kūrėjui tą, kaip pasakyti, maistą. Padėkoti. Tada nusiema nuodėmė, nusiema reakcija, kuri generavosi tada, kai tu atėmė gyvybę. Tai jeigu tu gauni nors tos chladinį šaktį, tos truputėlį tos energijos, tau pradeda kažkas nesusivesti. Net jeigu tavo mokyme to nėra, pavyzdžiui, pas krikščionis dabar nėra tokio dalyko, kad nežudyk gyvų būtybių, gyvūnų. Nėra, jie sako, nežudyk reiškia nežudyk žmogaus. Bet kai pasižiūri šventųjų gyvenimus, labai pažengę šventieji, jie susilaikydavo nuo mėsos. Nes jie viduj, tai yra nesuderinama. Jeigu pas tave, kaip pas Pranciškų, ta meilė plūsta visam pasauliui, vėjas, mėnulis, saulė, vanduo, upės, kiek skaičiau, jisai prie vegetarizmo buvo. Tai yra ta vienybė, tu pradedi jaus, kad visi yra susiję, visi yra, kaip pasakyti, šitaip, ar šitaip, ar šitaip susiję. Ir tu negali vienos gyvos būtybės išskirti kaip neliečiamos, o kitą kaip nugalabyti. Tam yra vediniai raštai, tam yra vedinės žinios, kurios sako, taip, tu negali nesimaitinti. Tai tau duotos yra šitos būtybės, vaisiai, daržovės, grūdai, kurie labai labai silpnai jaučia skausmą. Nes sąmonė yra prislopinta, taip kaip mūsų operacijai duoda nuskausminamuosius, mūsų sąmonė prislopinama, mums pjausto ranko mes nejuntam. Tai leidžiame, šitas daryk, bet tu nežudyk gyvūnų, tu nežudyk žuvų. Žuvis bus natūraliai atranka, ten, kaip pasakyti, viens kitą valgys. Jeigu jau populiacija tokia stipriai padidės, o tada gali, jeigu ten, pavyzdžiui, kildavo miškuose, prisidaugindavo tigrų ar vilkų, ar kad netrukdyt miško gyventojams, žmonėms, tai būdavo išeidavo, karaliai apmažindavo tą populiaciją, jau jeigu ten labai prisidaugindavo. Bet šiaip gamto yra natūrali, grandinė yra atranka ir ta problema išsisprendžia. Ir aišku, visą laiką žemėje bus tokių, kurie valgys tą žuvį čia, čia kaip pasakyti, pertekliaus niekad nebus. Bet tie žmonės, kurie turi tas žinias, tai jie turėtų susilaikyti. Tai meilės energija duoda vienybę. Tai vienybė, tu pradedi jausti pagarbą gyvūnam, pradedi jausti pagarbą skirtingom tautybėm, skirtingom nacijom, skirtingom religijom. Visur pamatai tą pačią žiežirbėlę, tą pačią gyvą būtybę, tik apvilktą skirtingais apvalkalais. Viena gyva būtybė turi gyvūno formą, taip, kita gyva būtybė turi žmogaus formą. Viena forma yra juodo gymio, kita mulato gymio, kita šviesaus gymio. Taip. Bet realiai visos yra gyvos būtybės. Ir yra 3 požymiai, kurie nurodo, kad ten viduje yra gyva būtybė. Tai yra, ta būtybė turi jausmus. Mes jau galim nesiginčyti, gyvūnai turi labai išreikštus jausmus. Karvės netgi verkia, kai jas veda skersti. Čia net pilnas internetas, kaip gyvūnai reiškia jausmus. Toliau, gyva būtybė turi norus, mes galim nesiginčyti. Visi turi norus. Ir gyvūnai, ir netgi vabzdžiai, visi turi norus. Ir mąstymą. Mąstymą turi visi. Ir gyvūnai turi mąstymą. Varnos, pavyzdžiui, labai intelektualios, labai gerai veikia užduotis. Šunys irgi išmintingi. Tai jeigu šitie 3 dalykai yra, tai tu atimi iš jo. Tai yra didelė nuodėmė paimti kūną kitos gyvos būtybės. Ir netgi medžiai, gėlės, viskas į tą patį tinklelį. Viskas tame pačiame tinkle, tame pačiame Dievo siuvinyje. Išsiūta, ta visata kaip
gražus ornamentas, išsiuvinėta viskas. Ir tu, kuo daugiau tos meilės energijos ateina, tuo tu labiau junti, kad kur tu be pajudintum gyvą būtybę, tu, kaip pasakyt, pajudini patį kūrėją, nes tai yra jo siuvinys. Vat kaip atėjus į Palangą, aš dažnai mėgstu tą Tiškevičiaus parką duoti kaip pavyzdį. Tu ateini į Palangą ir tu visur junti, kad ten yra viena sistema. Ir yra prižiūrėtojas, yra savininkas. Ar tu prie pušies nueitum, ar tu prie gėlių nueitum, ar tu į rožių oranžeriją nueitum, ar tu dar kažkur nueitum ten ant Birutės kalno, visur yra nematoma energija, kuri susieja visus šitos gyvas būtybės ir objektus į vieną visumą ir jie visi harmoningai ten gyvena. Visi harmoningai ten gyvena. Tu vieną pajudini, tu pajudini visą sistemą. Tai taip ir kosmose. Ir kuo daugiau tos meilės energijos ateina į vidų, tuo tu labiau matai, kad viskas sujungta. Ir jeigu tu judini vieną, tu pajudini visus kitus. Netgi skaičiau, kad medžiai, jeigu vieną medį kerta ar kažkas jam yra blogai, šalia esantis medžiai po žemę siunčia jam padidintą kiekį maisto medžiagų, kad tas medis išgyventų, nes jis yra pavojai, įsivaizduokit. Tai yra moksliškai įrodyta. Jie jaučia, kad kažkuriam medžiai blogai ir jie siunčia, kadangi jie šaknimis susiję po žemę, jie siunčia ir palaiko viens kitą. Iš šono atrodo, vieną nukirtau, kiti liko, žinai, kaip dabar vyksta. Aš pats po miškus einu, tai aš esu, kaip pasakyti, šokiruotas, kiek tų medžių kertama. Ten tas visas miškas verkia. Energetiniam lygyje, tai yra baimėje gyvena tas miškas ir verkia. Ten yra tiesiog, bet čia kita tema. Bet esmė tame, kad yra visi susiję, žinai. O pas mus, lietuvis už lietuvį galbūt pasirgs, kažkur tai Indijoje per koroną užstrigo lietuviai, aš irgi buvau užstrigęs, tai lietuvių ambasadą baigė sugraibyti, bandė visus mus ir su specialiu skrydžiu išsiųsti, žinai, lietuvis lietuvį, ten kažkas Irane, koks nors airių ten, supranti, aktyvistas užstrigęs, tai Airija bando ten paimti jį ar ten Izraelyje, žinai. Bet kada sąmonė dar aukščiau išeina ir būtent tą prasiplėtimą, tą vienybės jausmą duoda, būtent šitą chladinį šaktį, tu pradedi matyti, kad čia nėra Lietuvos, nėra Irano, nėra Amerikos, yra tiesiog tinklas. Vienas su kitu susijusių gyvų būtybių ir yra viena šeima. Ir kuo daugiau tos energijos ateina į vidų, tavo sąmonė tuo labiau taip mato šitos dalykus. Ir tuo labiau ir tuo stipriau stengiasi nesuteikti kančios kitai gyvai būtybei. Nes tu iškart supranti, kad tu, jeigu suteiki skausmą kitai gyvai būtybei, tu visa šeima iš tikrųjų pergyvena. Ir kūrėjas pergyvena. Nes, pavyzdžiui, pusdieviai jie irgi turi tokią sąmonę, plačią. Jie mato, jeigu tu skriaudi gyvą būtybę žemėje, jie pergyvena, nes jiems žemės gyventojai yra jų šeimos dalis. Arčiausiai žemės randasi, ne tai, kad arčiausiai, bet labai arti, randasi angelai, gandarvos. Jie labai turi didelį užuojautą ir norą padėti žmonėms. Dėl to jie dažnai lankosi žemėje. Ypatingai meldžiantis arba stengiantis kažkam padėti, būna apsauga ir nuo nelaimių, nuo avarijų, nuo gaisrų ir nuo daug kitų dalykų. Jeigu žmogus ypatingai palaiko kontaktą su jais. Tai jie turi visai kitą sąmonę ir jeigu tu čia kokias nesąmonės darai, tai aukštesnės jėgos jos pergyvena. Ir be abejo jos turės suteikti kažkokias tai reakcijas karminės. Tai čia tiek apie vienybę, kas liečia gyvybės formas, kad jeigu daugiau ateina ir daugiau tos chladinį šaktį į širdį, žmogui iš vidaus pradeda eiti informacija, kad aš negaliu žudyti mažiau intelektualių gyvūnų,
ar tų žuvų, tų pačių, aš negaliu, aš turiu kažkaip, jeigu aš galiu be to, tai man reiktų be to. Tai tada daržovės, vaisiai, riešutai, augalai, ne? Bet jau tų gyvų būtybių nelieti. Tai ateina natūraliai, nes chladini šakti duoda žinojimą iš vidaus. Nes ateina suvokimas, kad mes esam čia visos gyvos būtybės vienybei. Ir aš jau nekalbu tenais apie, tai čia jau kas liečia valgymą. Taip. Ir apie kitus aspektus pakalbėsim kitoj temai, nes matau 20 minučių aš jau kalbu, ilgų įrašų stengiuosi nedaryti, kad nebūtų per daug tos informacijos. Tai apie kitus aspektus pakalbėsim toliau. Jeigu jum mano šitie įrašai kažką duoda, kviečiu paremti švietėjišką veiklą, rekvizitus visada po apačia prisegu. Ir sekančiose įrašuose mes toliau kalbėsim apie chladinį šaktį ir jos poveikį sąmonėje. Radė, iki.